Sveiki gyvi. Vagys automobiliu įvažiavo į lažybų punktą Biržuose. Violeta Juzonytė praneša, kad užpuolimą matė šlavėjas, pėsčias ėjo kviesti policijos. Paryčiais automobiliui taranavus lažybų punktą dingo seifas ir beveik neliko sveikų daiktų. Vagių mašina į stiklo sieną įvažiavo atbulom ir su grobiu spruko. Prekybos centras, kuris įkūręs lažybų punktas, Biržų centre netoli gaisrinės ir policijos. Su mašina važiuoti į parduotuvę per slangį, per viską ir pasigrobti seifą ir išvažiuoti. Tačiau chuliganų didesnio brutalumo nebegali būti. Pareigūnų teigimu, vagis matė gatvės šlavėjas. Jis apie nusikaltimą policijai pranešė ne telefonu, o atėjęs pėsčiomis. Pareigūnai sako, kad į nusikaltimo vietą prisistatė greitai, bet vagių jau nerado. Esą saugos tarnyba atvyko dar vėliau, signalizacija pastate buvo, ar jis suveikė neaišku. Aplinkybės yra tyriamos, dabar pirminis yra pranešimas, kad pavogta dėžė. Ar tai seifas, bus informuota. Ir kiek galėjo būti pinigų? Tokios informacijos neturim. Be lažybų punkto prekybos centre yra daugiau parduotuvėlių. Mobiliųjų telefonų ir juvelyrikos skyriuje pardavėjos lubose rado išpjautą skylę. Policija šifruoja vaizdo medžiagą, tikslina nuostolius, įtariamųjų dar neturi. Nusikaltėlių automobilis pavakarę rastas paskandintas tvenkinyje. Pareigūnai nustatė, kad mašina vogta. Violeta Juzonytė, Egidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Biržai. Negyvas vairuotojas rastas automobilyje, kuris įvažiavo į tvenkinį Klaipėdos rajone. Daugiau apie nelaimę žino Ramunė Banzinė. Tvenkiniu virtusiame Šiuparių kaimo karjere mašina atsidūrė apie vidurdienį. Anot nelaimę mačiusiųjų, į Gargždus keliu šalia tvenkinio važiavusi mašina išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą. Nuvažiavo nuo kelio, paskui nuo pylimo ir įriedėjo į vandenį. Vairuotojas koks čia pastebėjo, kad parvažiavo iš ten, parvažiavo, pastebėjo, nežinau, kad jis nuvažiavo. Tada pamatė. O tai, žinau, gal ir neišnabūt pamatė greitai. Į nelaimės vietą skubėję ugniagesių narai atidarė dureles ir atsegė saugos diržą, iš mašinos ištraukė vairuotoją. Jis buvo nebegyvas. Medikams teliko konstatuoti vyro mirtį. Neprigėrė gal, nes jam prigerti nebuvo galimybės. Jis vandenį galvą nebuvo apsemta. Gal jis mirė iki įvykio. Pareigūnai spėja, kad vairuotojas į tvenkinį važiavo sustojus širdžiai. Tiksli mirties priežastis paaiškės tik po ekspertizės. Vidiniai kišeniai buvo, ne visi dokumentai. Vidinė buvo baltinių. Paaiškėjo, kad žuvusysis yra Drevernos gyventojas. Vairuotojų buvo 82. Ramunė Banzinė, Marius Jokubavičius, LNK žinios, Klaipėdos rajonas. Buvęs Panevėžio policijos vadovas privalo grąžinti privatizuotą tarnybinį butą. Buvęs Panevėžio policijos vadovas Stanislavas Poliakas ramiu gyvenimu 300 kvadratų kotedže su rūsiu, garažu ir šiltnamiu pastaruosius metus pasigirti negali. Po ilgų procesų Lietuvos apeliacinis teismas paliko ankstesnį sprendimą. Poliakas už žmoną turi grąžinti erdvius namus. Sutuoktiniams bus išmokėta daugiau kaip 150 000 litų, kuriuos jie išleido privatizuodami. Kotedžas buvo skirtas slaptiems kriminalinės policijos liudytojams. Tačiau buvusio policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus leidimu jį leista privatizuoti Poliakui. Teismo nuomonė, kotedžas galėjo būti privatizuotas tik tapęs policijai nereikalingas. Aš jaučiuosi absoliučiai teisus. Jeigu kažkas kažkur padarė klaidas, tai tegul palieka jų sąžinai. Ar skųs apeliacinio teismo nutartį aukščiausiajam teismui, buvęs policijos vadovas dar nežino. Violeta Juzonytė, Egidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Panevėžys. Nidoje pasieniečiai rado gintaro paslėpto mašinos dujų ir benzino bakuose. Ramunė Banzinė pasakoja, kad gintaro kontrabanda plūsta iš kasyklų Karaliaučiuje. Kontrabandinio gintaro pareigūnai aptiko, kai Nidos kelio poste sustabdė iš Karaliaučiaus srities įvažiavusi lietuvio automobilį. Audi dujų ir benzino talpyklose įrengtose slėptuvėse rastas 71 kg gintaro, kurio vertė daugmaž 18 000 litų. Anot muitininkų vairuotojas atsisakė paaiškinti, kaip jo automobilyje atsirado gintaro. Vyrui dėl kontrabandos gabenimo gresia bauda. Jis neteks mašinos ir gintaro. Anot muitininkų gintaro kontrabanda neretas reiškinys, vien šiemet išaiškinti 5 neteisėti bandymai įvežti gintaro žaliavos. Sulaikyta beveik 350 kg kontrabandinio gintaro, kurio vertė apie 130 000 litų. Anot pareigūnų neapdoroto gintaro vertė priklauso nuo gabalų dydžio. Į Lietuvą gintaras vežamas iš Rusijos Karaliaučiaus srities, kurioje yra ne 2 stambios jo kasyklos. Muitininkai sako, kad Rusijoje gintaras prilygintas strateginiai žaliavai.
Tad atsakomybė už neteisėtą jo gabenimą griežtesnė nei mūsų šalyje. Lietuvoje iš rusiško gintaro pagaminti dirbiniai keliauja į daugelį valstybių. Pastaruoju metu esą jie itin populiarūs Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Kinijoje. Ramunė Banzinė, LNK žinios, Klaipėda. Tyriant bylą dėl moters, kuri Justiniškėse išmesta pro 7 aukšto langą, į teismą atvesti 2 vyrai. 32 Jaroslavą Ivašką prokuroras prašė suimti mėnesiui. Pranešama, kad vyras nekartą teistas už vagystes, narkotikus ir kitus nusikaltimus. Ivaška įvardyjamas kaip pagrindinis įtariamasis. Teismas Ivašką leido suimti 15 parų. Kartu su juo sulaikytą Miroslavą Čechą prokuroras irgi prašė suimti mėnesiui. Tačiau teismas vyrą paleido į laisvę. Esą suimti nėra pagrindo. Pasak Čecho advokato, kai moteris iškrito, jo ginamasis buvo kitame kambaryje su antraja moterimi. Negyva 30-metė vidurnaktį rasta ant grindinio prie daugiabučio laiptinės Justiniškių gatvėje. Įtariama, kad moteris iš 7 aukšto galėjo būti įstumta arba išmesta. Vilniuje prieš teismą stos policininkai, kurie kaltinami paėmė kyšį po STT būstinės langais. Nusikaltimą visiškai atsitiktinai užfiksavo STT teritoriją stebinčios apsaugos kameros. Matyti, kaip nekiek nesislėpdamas patrulis iš kelių eismo taisyklių pažeidėjo paima 400 litų ir grąžina jam dokumentus. Be kyšininkavimo patruliams teisme teks aiškintis ir dėl dokumento klastojimo. Patruliai kaltinami tą pačią naktį paėmė kyšį ir iš dar vieno žmogaus.